iš tikrųjų keiksmažodžiai yra naudingi žmogui, emociškai. Ir vis daug psichologų sako, ta prasme, kad iš tikrųjų keiksmažodžiai yra tam, kad žmogus per keiksmažodžius gali išlieti savo emocijas, ne, ir tai padaryti efektyviausiai. Tai, žodžiu, keiksmažodžiai yra efektyviausias būdas išlieti savo emocijas, ne, kurios yra, o jos turi būti išlietos. Ta prasme, negali jų tiesiog laikyti, ne, suspaudęs. Nes po to, prasideda tada daug dalykų, gali psichologiškai prasidėti blogų. Žmogus turi išlieti savo emocijas. Tai būtent per keiksmažodžius. Tiesiog tai yra padaroma efektyviausiai. Dėl to žmonės ir keikiasi. Ypač tais atvejais, kada kažkas sunervina, arba kada, tarkim, ypač dirbant kažkokį darbą, aš, pavyzdžiui, esu programuotojas, tai aš darbo metu labai dažnai pasikeikiu ir būna rusiškai, ir riebiai pasikeikiu, taip jau išeina tiesiog. Ta prasme, čia yra emociškai, taip jau gaunasi. Ta prasme, tai nėra, kaip sakyt, problema galbūt yra tada, kai žmonės perdėtai, ta prasme, kada dirbtinai pradeda, ne to, kad dirbtinai, bet, kad tiesiog jau viskas yra labai svarbu, kai yra su saiku. Tai žodžiu, su sveiku protu ir su saiku. Bet esmė, kad pats kaip dalykas, keikimasis, tai yra natūralus dalykas. Ta prasme, tai žmonės visi pasikeikiam, ta prasme, visi kartais ten pasikeiksnuojam. Svarbiausia, iš tikrųjų, aš manau, yra tas dalykas, kad, tarsi, ypač santykiuose, ne, kada pradedi ten vienas ant kito varyti, kažkaip prasme, kad gali kartais labai kitą žmogų išskaudinti. Bet bendrai, ta prasme, žiūrint, jeigu aš tiesiog darbo metu pasikeikiu, pasakau tuos kokius nors keiksmažodžius riebesnius, tai, ta prasme, aš ne ant kažkokio konkretaus žmogaus, bet šiaip bendrai, ta prasme, tiesiog kažkas nesigauna tenai, sakykime, nepavyksta, ta prasme, tai labai svarbu, manau, yra tas išsilieti, tiesiog to reikia, ta prasme, emociškai, kad nelaikyti nesuspausti savo emocijų, tiesiog. Nes jeigu aš neleisčiau savo keiktis, tai iš tikrųjų gautųsi taip, kad kaip sakyt, kad aš sulaikau savo emocijas, ir galiausiai jos vis tiek išsiverštų vėliau ar anksčiau. Tai geriau jau leisti tom emocijoms verštis, lietis jo tom emocijom ir pasikeikti, kada jau reikia, ta prasme, su sveiku protu. Tai manau, kad svarbiausia yra sveikas protas.